Dabar pereikim prie antrosios dalies. Irgi paieškokim, pasiklausykim, kaip gyvena visuomeniškai aktyvi šeima, kuri klausė, kodėlgi ne mes, Dariau. Čia irgi gal iš dalies atsakymas, ką gali, ko negali ir sako, štai ta šeima, laba diena. Džiaugiamės Tarptautinės šeimos dienos proga, galėdami šiuo laišku kreiptis į jūs, gerbėmieji Seimo nariai, pirmiausia. Ir į jūs, nepailsantis nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tikrai jau seniai kirbėjo mintis garsiai sakyti tai, kuo gyvena aktyviai veikianti Lietuvos šeima. Manome, kad tai, ką išgirsite, yra aktualu ne tik mūsų šeimai, bet ir daugeliu Lietuvos šeimų, kurios neabejingos tam, kas vyksta mūsų krašte ir pasaulyje. Kas kart, kai stačia galva panyrame į kokio nors renginio organizavimą, pasirengimą gyvam eteriui ar teisės akto projekto nagrinėjimą, vaikai mūsų paklausia, o kodėl ir vėl jūs, kodėl ne kas nors kitas? Ilgainiui suradome patį tinkamiausią atsakymą, kurį išgirdę vaikai nurimsta. O kodėlgi ne mes? Iš tiesų, jei daugiau šeimų taip savo atsakytų, tai mūsų balsas būtų labiau girdimas ir tikėtina būtų labiau įsiklausoma į mūsų nuomonę. O kaip yra dabar? Gana dažnai tenka susidurti su šeimų abejingumu. Suprantame, kad gyvenant šeimoje rūpesčių ir darbų netrūksta. Tačiau kartu ir glumina nesusivokimas, kad kiekvienas esame atsakingas už tai, kokie sprendimai priimami mūsų valstybėje, kas juos priima ir kodėl priima tokius, o ne kitokius sprendimus. Džiugu, kad nemažai mūsų aplinkos šeimų yra sąmoningos, atsakingos ir įvairiose srityse aktyviai veikiančios. Tačiau matant, kaip vos ne kiekvieną laisvą akimirką ar laiką, kurį norėtų paskirti savo, savo šeimai, savo namams ar draugams, skiria visuomeniniai veiklai, tenka susimastyti, kiek dar liko iki perdegimo ribos. Suprantame, kad reikia į aktyvią veiklą įtraukti daugiau šeimų, bet sunkiausia, kad suprantame, jog tai turime padaryti taip pat mes patys. Ir niekada nors vėliau. O dabar, tuo pat metu, kai turime išnagrinėti ne vieno teisės akto pakeitimus ar naujus projektus, nepasiklysti europinio dokumento vinglybėse, dalyvauti ir net patiems organizuoti kokį renginį, atstovauti organizaciją darbo grupėje, viešai žiniasklaidoje išsakyti savo nuomonę apie vieną ar kitą šeimoms aktualų klausimą, atsiliepti žurnalistų kvietimą dalyvauti radio ar televizijos laidoje. O kur dar nuoseklus darbas svarbiose, bet ne pirmųjų puslapių aktualumo srityse, ar oponentų veiklos stebėjimas, nekalbant jau apie dalyvavimą bendruomenės parapijos gyvenime. Ir visa tai turi sutilpti toje ir taip užimtoje mamos ir tėčio dienoje. Nepaslaptis, kad šeimos gyvenimas yra įvairiapusiškas, tad ir sritis, kurias tenka išmanyti, norint atstovauti šeimų interesus, dažnai pralenkia asmeninio išsilavinimo ir jau įgytų kompetencijų ribas. Taigi tam, kad galėtume kalbėti šeimų vardu, turime ne tik nuolat asmeniškai tobulintis, bet ir pasitelkti palankius šeimai specialistus. O tam, kad mūsų nuomonė būtų išgirsta, tenka konsultuoti su viešųjų ryšių specialistais. Sakysite, nieko nestabaus, taip ir turi būti. Tačiau visą tai turime padaryti ne tik savo ir savo šeimos laiko sąskaitą, bet dažnai dar ir iš savo kišenės. Žinoma, nekartą esame rimtai svarstę, ar teisingas mūsų pasirinkimas. Bet dažniausiai tekdavo atrasti tiesą, kad tiek rūpestis vaikais ir apskritai šeimos reikalais, tiek politinės aktualios bei viešoji nuomonė yra šios dienos klausimai. Galimybių ką nors atidėti praktiškai nėra. Dabar arba niekada. Jei šiandien neapkabinsim ir nepakalbinsim vaikų, tai ryt padaryti gali būti gerokai sunkiau. Jei šiandien atsisakysime dalyvavimo radio ir televizijos laidoje, tai ryt jau niekas nebekvies. Jei dabar neparengsime pastabų Seime svarstamam teisės aktui, tai artimiausiu metu jis jau gali įtakoti mūsų ir mūsų vaikų gyvenimus. Deja, nebūtinai gerąją linkme. Mūsų gyvenime džiaugsmingų akimirkų ir įvykių susijusių su visuomeninė veikla tikrai yra daug. Kaip daug ir išbandymų, ir nesusipratimų, nusivylimų, ir noro viską palikti apsiribojant savo šeimą. Visą tai mus augina ir brandina, ne tik kaip asmenys, bet kaip ir kaip šeima. Vilėmės, kad mūsų pavyzdžių paseks dar ne viena šeima, o mes dar spėsime pasidžiaugti stipriomis ir gausiomis šeimų organizacijomis. Jų įtakinga nuomonė, kuri nulems, kad vis daugiau politikų priimamų sprendimų bus palankus šeimai,
Dėkojam už dėmesį. Taigi, diskutuokime su klausimu, kodėlgi ne mes. Ir mūsų šeimai tai šitokį atsakymą, kodėlgi ne mes, padėjo atrasti palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkajame paraginime šeimoms išsakytas visuomeninis šeimos uždavinys. Galiu cituoti: šeimos pirmosios turi rūpintis, kad valstybės įstatymai ir institucijos ne tik nepažeistų šeimos teisių ir pareigų, bet jas remtų ir pozityviai gintų. Ta prasme, šeimos kaskart geriau turi suprasti savo vaidmenį, kuriant vadinamąją šeimos politiką, bei jausti atsakomybę už visuomeninius pasikeitimus. Priešingų atveju jos taps auka to blogio, į kurį žiūrėjo abejingai. Ir manau, kad tokia ar panaši motyvacija visuomeniniai veiklai savanorystiai kviečia ir šeimas, kurios ateina į šeimos centrus, ir manau, kad turi ką šią temą pasakyti Kauno arkivyskupijos šeimos centro atstovė apie šeimų savanorystę. Iš tikrųjų galima lenkti galvas prieš savanoriaujančias šeimas Kauno arkivyskupijos šeimos centre ir mūsų padaliniuose, Raseiniuose, Jurbarke, Kėdainiuose, Ukmergėje, kitose miestuose jų yra labai daug. Didesnė dalis savanorių tai yra sutuoktinių poros, jaunos šeimos, auginančios ne vieną ir du mažamečius vaikus. Ir jų veikla ruošiant sužadėtinius santuokai yra nepaprastai svarbi ir reikšminga. Jie ne tik apsimokę praėję specialius mokymus, pasirengę tiems susitikimams, duoda svarbės žinias apie bendravimo įgūdžius, apie supratimą, apie vaikų auklėjimą, bet ir dalinasi savo patirtimi, savo asmeninę patirtimi, kas yra neįkainuojama vertybė. Gyvas pavyzdys, kas išprovokuoja diskusijas, skirtingas nuomonės ir ieškoma atsakymų kiekviena sužadėtinių pora dėka savanorių sutuoktinių, matydami pavyzdį, matydami jų dalinimąsi, yra labai praturtinama. Taip pat savanoriai šeimos centruose, sutuoktinių poros savanorių veda ir pratęsia bendravimus su sužadėtiniais po santuokos. Tai irgi yra nepaprastai reikšmingas indėlis, nes kaip ir pirmame laiške buvo minėta, kad mes turėjom tam tikrų iliuzijų, viskas liktai lengviau klostėsi iki santuokos, o po santuokos atsirado įvairūs iššūkiai, kuriems mes nebuvom pasiruošę. Tai tas palydėjimas, ką daro vėl sutuoktinių poros savanoriai šeimos centruose, yra nepaprastai svarbus. Prevencinė veikla daroma. Ir ugdoma bendrystė tarp jaunų šeimų. Taip pat jos vėlgi mato šeimą, savanorių šeimą, kuri ir dirba, ir vaikučius augina, bet turi svarbės vertybės savo patirtimi dalintis su kitais. Ir tai yra unikalūs pavyzdžiai, manyčiau, unikalūs pavyzdžiai mūsų visuomenėje. Ką noriu pabrėžti, kad nepaisant tų gražių iniciatyvų ir vidinių troškimų sutuoktinių savanorių, jiems reikalingas palaikymas, nes jie ir turi savo pareigas darbuose, ir turi šeimas, vaikus, reikalingas palaikymas ir čia, manyčiau, yra reikalingas bendradarbiavimas su valstybe, su savivaldybėmis, nes reikia ir šios žmonės ir ugdyti, ir duoti žinių, ir duoti jiems kažkokio tai gėrio per stovyklas, per išvykas, kad jie pasikrautų ir paskui turėtų ką duoti savo tarnystę, būdami savanoriais.